Labą dieną, mano vardas Tomas Krisensk. Tai, ant ko dabar sėdžiu, pas mus kaime vadinama betoku. Galbūt todėl Čekijos kaimai atrodo taip, kaip atrodo. Pavyzdžiui, aš su tuo neužpildyčiau net savo uošvės. Bet kodėl apie tai kalbu? Galbūt manote, kad smėlis kaip smėlis, bet tai tikrai nėra tiesa. Ypač kai kalbame apie smėliavimą. Tokia krūva yra viliojanti. Jos yra daug ir ji pigi. Bet manau, kad negalėtumėte jos naudoti net smėliapūtei. Su gaisrinės žarna, juo labiau tokiai mini, kuri turi purkštuką, kurios skersmuo tik 0,5 milimetro. Tam reikia visiškai kitokio abrazyvo. Rinkinys su mini smėliapūtė, be pačios smėliapūtės, kuri tikrai yra pieštuko dydžio ir panašiai laikoma bei valdoma, taip pat apima 2 metrų ilgio sleginę žarną. Ir tokius laikiklius, kuriuos galite prisukti virš darbo paviršiaus. Ir į juos padėti smėliapūtės pistoletą, kai juo nedirbate. Pakuotėje taip pat rasite respiratorių. Labai paprasta. Rekomenduoju naudoti kokią nors kvėpavimo takų apsaugą, nes tas smėlis ar abrazyvas yra toks smulkus, kad labiau primena miltelius. Ir galite jį įkvėpti, kas tikrai nėra. Gerai. Kad nepamirščiau, smėliavimo rinkinys turi tokį pradinį abrazyvo paketą. Jo yra 150 gramų. Kai tik šis paketas baigsis, nėra problemos nusipirkti. Pavyzdžiui, po kilogramą. Aš tai vadinu kilogramas už kilogramą, nes šis kilogramas abrazyvo kainuoja maždaug 100 kronų. Aš asmeniškai turiu šiek tiek patirties. Su tokia injektorinė smėliavimo pistoletu, kuri jau tinka vidutinio dydžio projektams. Tačiau jai reikia šiek tiek šiurkštesnio abrazyvo ir ypač galingo kompresoriaus, kuris tiekia apie 300 litrų oro per minutę. Tai jau tikrai daug. Ir toks kompresorius, kad būtų pakankamai kokybiškas ir galėtų dirbti nepertraukiamai, kad nereikėtų nuolat nutraukti darbo, kainuoja apie 40 000 kronų. Na, o geriausia šioje mini smėliavimo mašinoje yra tai, kad jums nereikia jokio galingo kompresoriaus, bet užtenka tokio mažylio aerografo kompresorius. Šis yra tikrai labai kokybiškas. Ir kas jame gera, tai kad jis yra visiškai tylus. Tai idealiai tinka tokiam namų smėliavimui. Dirbant su mini smėliavimo mašina, žinoma, galite naudoti ir didelį dirbtuvių kompresorių. Tik būkite atsargus, turite sumažinti slėgį. Iki maksimumo 4,5 baro. Ir žinoma, jums dar turi pavykti prie savo didelio kompresoriaus prijungti šią mažytę žarnelę, kas su reduktoriumi. Neturėtų būti didelė problema. Tikriausiai jūs domina, kam tokia mini smėliavimo mašina. Yra naudinga. Na, ji tikrai skirta darbams mažiausio masto. Tokiems kaip graviravimas ar papuošalų valymas. Tai taip pat labai naudinga modeliuotojams, arba galima su tuo, pavyzdžiui, pašalinti dažus. Ne veltui. Originaliai jis vadinamas Air Eraser. Tai iš esmės reiškia tokį trintuką. Bet galite su tuo smėliuoti ir stiklą. Žinoma, tai tinka ir metalui. Bei bet kokiai kitai medžiagai, pavyzdžiui, medienai. Ir panašiai. Aš konkrečiai norėčiau išbandyti, išsmėliuoti tokį formą. Kartą paprašiau draugo išpjauti šabloną lazeriu, kad galėčiau į medieną išdeginti kontūrus. Tai man nelabai pasiteisino, todėl noriu pabandyti, ar su šiuo smėliavimo įrankiu tai nebūtų šiek tiek geriau. Aš norėjau tai daryti į medieną, tiksliau į lakuotą medieną. Tai pamatysime. Galime tai išbandyti ant kitų paviršių. Taip pat mane domina, kaip veiks stiklo smėliavimas. Ant stiklinės noriu išbandyti kokią nors paprastą formą, pavyzdžiui, tik juostelę. Likusią dalį užmaskuosiu lipnia juosta. O tarpą tarp juostos pabandysiu išsmėliuoti. Ant odo tai visiškai neveikia. Tuo tarpu ant nago tai palieka iškart žymę. Tas pats ir ant kokio nors kieto daikto. Taip, matote, iškart. Yra išgraviruota tokia žymė. Taigi iš to seka, kad ši mini smėliavimo mašina darbams su medžiu arba lakuotų medžiu nėra visiškai optimali. Darbas būtų labai ilgas, o efektas tiesiog nėra toks. Tuo tarpu, kai dirbsime su metalu arba stiklu, su bet kuo kietu, tai bus daug efektyviau. Beje,
Dabar tai išbandysime. Nors man nepavyko išpūsti savo namo silueto ant medinės lentos, manau, kad tai gana gerai pavyks. Ant stiklinės plokštės. Čia pagaliau sulauksiu rezultato. Tai iš esmės ta pati technologija, kurią smėliuojame. Pavyzdžiui, automobilių stiklai. Šabloną. Ant stiklo galime pritvirtinti dvipusę lipnią juostą, o tada jau galėsime smėliuoti. Taip galiu išsmėliuoti langus visame name ir niekas jo nebeapvogs. Taigi, reziumė. Su šia mini smėliavimo mašina galite atlikti tikrai filigraniškus darbus. Labai tiksliai galite su tuo graviruoti, galite rašyti. O pėdsakas yra labai mažas. Dar viena maža patarimas. Smėliavimui panaudojau tokią nerūdijančio plieno vonelę, iš esmės kažkokį kepimo indą ar kas tai bebūtų, kad bent dalį abrazyvo sulaikyčiau. Tai, ką sulaikysite toje vonelėje, teoriškai galite dar perdirbti. Tai reiškia supilti ir panaudoti dar kartą arba net kelis kartus. Taigi, aš tikrai džiaugiuosi šią patirtimį su mini smėliavimo įrenginiu, nes smėliavimas yra labai patraukli tema ir manau, kad ateityje tikrai dar ją užsiimsiu, nors ir kitokia forma. O kalbant apie šiuos smulkius dalykus, noriu išbandyti ir aerografą, tad galite laukti dar vieno vaizdo įrašo. Šiuo metu noriu atsisveikinti su jumis ir palinkėti daug smagumo jūsų smėliavimo metu.